Sveiki! Norime pristatyti Jums atnaujintą INIT savitarnos svetainę. Norėdami patekti į ją, eikite į INIT.lt puslapyje esančią skiltį Mano INIT. Tikimės, kad ji Jums bus puikus pagalbininkas administruojant INIT paslaugas. Jeigu esate užsiregistravęs INIT savitarnoje, suveskite savo prisijungimo duomenis ir spauskite Prisijungti. Jeigu jungiatės pirmą kartą, spauskite Registruotis ir užpildykite visus puslapyje matomus laukelius. Mokėtojo kodą rasite INIT paslaugų teikimo sutartyje arba Jums pateiktoje INIT sąskaitoje už paslaugas. Miestą bei gatvę pasirinkite iš sąrašo, įveskite namo numerį bei savo elektroninio pašto adresą ir sugalvokite savo prisijungimo slaptažodį. Užpildę visus laukelius, spauskite Registruokitės. Nurodytų elektroninio pašto adresu gausite laišką registracijos aktyvavimui. Prisijunkite prie savo elektroninio pašto ir paspauskite aktyvią nuorodą Patvirtinimo nuorodą. Sveikiname, jūs jau prisijungėte. Pirmiausia, kviečiame atnaujinti savo kontaktinius duomenis, kad turint Jums aktualios informacijos galėtume su Jumis susisiekti. Pasirinkite, ar sutinkate, jog Jūsų duomenys būtų naudojami INIT tiesioginės rinkodaros tikslais ir spauskite mygtuką Patvirtinti. Dabar patekote į skiltį Apžvalga, kur galite parsisiųsti paskutinę Jums paruoštą sąskaitą, matyti galutinę mokėtiną sumą bei matyti savo kontaktinius duomenis, kuriuos ką tik atnaujinote. Toliau keliaukime į skiltį Mano paslaugos. Čia matysite Jūsų jau užsakytas paslaugas bei galėsite valdyti papildomų programų užsakymą. Valdykite savo kanalų sąrašą neišeidami iš namų. Prie papildomų programų skilties spauskite Keisti užsakytas programas, čia matysite Jūsų jau turimas programas. O paspaudus mygtuką Programų užsakymas, galėsite užsisakyti papildomas programas ir teminius paketus. Norėdami užsisakyti papildomą kanalą, spauskite plius, norėdami užsisakyti papildomą teminį paketą, spauskite Pasirinkti paketą. Pasirinkus visas Jums norimas programas, spauskite Užsakyti. Pasirodžius lenteliai, patvirtinkite savo užsakymą ir Jums bus aktyvuotos papildomos paslaugos. Toliau keliaukime į skiltį Sąskaitos. Čia galėsite matyti savo mokėjimų istoriją, peržiūrėti sąskaitų istoriją ir matyti likutinį mokėjimą. Linkime patogaus naudojimosi atnaujintą INIT savitarnos svetainę, o jeigu iškils klausimų, lauksime Jūsų skambučio ar laiško.